Labas rytas. Atsikėlėm prieš, aš tai atsikėliau prieš pusvalanduką, Indrė seniau, prieš kokią valandą. Ir keliaujam į baseiną. Pirma varžybų diena. Varžybų diena, rugpjūčio 17. Taip, gatvės apšiktos. Jie čia, kaip suprantu, vakarais, o visur šiukšlis. Jo, prisipirka alučio, dar kažko žodžiu, atsisėdam pievutės, sėdi geria alutį. Ryte visas šiukšlės, kaip suprantu, surenka žmonės. Kažkas vis tiek tvarkos, nes tikrai tiek daug šiukšlių nebūna. Kai mes dieną vaikštam, savo tiek šviečia kaip. Dar nėra karšta, ganėtinai vėsu, labai smagu eiti. Ir tiek. Tiesiog norėjom pasidalinti, kad sąvartynas rytais. Bet smagu, kad bent kažkiek tvarkosi. Vėl miegojom kaip ant grindų. Ta prasme, baisi lova, baisi. Miegot normaliai negalima. Yra kaip yra. Judam į varžybas. Aš po varžybų. Nežinau, ką filmavo Mantas. Tu filmavai ką nors? Vieną video, nes visus kitus buvau tiesiog wow, kaip gerai šokinėjai ir pamiršau filmuoti. Tai va, tai kelsim tą vieną video, pridėsim, galėsim pažiūrėti, ką aš galiu pasakyti. Priešininkės stiprios, su kiekvienais metais šokinėja vis geriau, tai yra kur tobulėti. Šiandien antra, pralaimėjau 14 balų, bet padariau viską, ką galėjau, tiesiog reikia stiprinti programą ir ne kitaip. Tai vat, viskas gerai, savijautos šiandien labai geros, palyginus su vakar, tai ir šuoliai buvo tikrai geri. Tikrai negėdingai atšokinėjau, labai keista, bet tokia visiška ramuma savyje, visiškai nieko. Per varžybą aš čia drebėjo kojos, bet antra, gerai, kas labai man neįprasta, tai nežinau, kas čia veikia, nes neįgėriau kažko, tai ten raminamųjų ar ko nors, bet vienu žodžiu, viskas tvarkoj, antra. Irgi gerai, eisim pasimti sidabro medalį už beveik valandos, jeigu neklystu. O dabar esam kambariukė poilsio, tokios sofkutės čia yra, kur sėdim, ten stalas, yra mama, yra ekranas, kur vyksta šuoliai, galima stebėti ir patogiai čilinti ant sofkučių. O už manęs yra sneksai sportininkų. Keista, kad nėra arbatos kavos, bet nieko baisaus. Tai vat, laukiam apdovanojimų. Mantas, manau, pafilmuos, pafotografuos, irgi pridėsim ir tada eisim pietauti. Nuotaikos, nežinau, ramuma kažkokia, visiška ramuma. Baseino džemperis, labai džiaugiuosi, ačiū. Tai vat, tiek. Šaunuolė mūsų Indrutė. Šaunuolė. Sveikinam. Kask medalį, kask medalį, kask medalį. Susitikom su kita likusia komanda. Vilniečių komanda. Žiūrim varžybas. 3 metrai vyrai. Parodžiai. Pagrindinis priešininkas. Labai stiprus šitas japonas. Mūsų lietuvis Vilnietis Rokas.
Mūsų antroji komandos narė, antra pagal vyriausius. Šis pirmam šuolį. Karštis labai išvargino, tai žiūrėsim kaip seksis. Labai sunku, nes nepersiverčia laiko zonos dar. Valio! Valio! Juokingiausia, kad gelbėtojai pamatė Indrę, iš karto stoja į pozicijas, nes ne taip aukštai šokinėja, jie išsigąsta, kad jinai susižalos. Na va, nepamenu, ką filmavom, man atrodo, paskutinį filmavom mamos varžybas. Viską apibendrinant, pusė velnio. Aš šiandien antra. Ar liūdna? Nu, nežinau. Turbūt ne. Turbūt išmokau džiaugtis ne tik pirmom vietom, o ir gerai šuoliais, tik man tas nenufilmavo, nes pamiršo, užstresavo ir pamiršo. Mamai šiandien buvo labai sunku, jinai labai nervinosi, tai buvo, prieš varžybas buvo labai blogai, bet sušokinėjo turbūt vienus iš geriausių savo šuolių. Penkta pasaulyje, manau, kad tikrai gerai, rytoj šokinėjam 3 metrus popiet, tai viską turi laiko atsistatyti, turi laiko pavalgyti ir manau, kad viskas bus gerai. Aš po visų varžybų nuėjau dar pašokinėjau truputėlį 3 metrus. Pridėsiu video, man tą žinau, filmavom. Ir viskas, ir pėdinsim dabar namo. Jau suplanavę vakarieniai išgerti kokteilį, tą mangų, kur vakar gėrim. Ir manau, išeisim į savo rajoną čiut pablūdinėti. Tai va, tai tiek. Dar tikrai neatsisveikinu, dar yra visas vakaras, dar šviesu, dabar 6 valandos. Nu tai va. Mantas ten iškvietęs taksi laukia, nes mamą ir Džoną iškvietėm, jie važiuoja iki savo namų, o mes po to pėdinsim. Tai va, todėl jo nėra kadre. Viskas neblogai. Ateina lietaus, šiaip iš dangaus matosi, turėtų būti. Baseine šilta, bet ne karšta, įmanoma gyventi. Šiandien buvo sportininkam netgi sneksų padėta. Buvo proteininis batonėlis riešutų ir dar ten tokios bandelės Twinkies. Rytoj parodysiu, jeigu dar bus. Tai va, tai tiek. Kol kas dar, kaip ir sakiau, neatsisveikinam, susitiksim vakare. Niekur mes šiandieną neisim, lyja kaip iš kibiro. Va taip viskas atrodo. Nu. Okay. Pasileido viskas, mūsų rajonėlis iš viršaus, o jau va ten va balos matosi. Taip, kad niekur mes nekeliaujam, liekam namuose, ilsėtis, dabar 7:30, o ten kokia, lyg saulė atrodo. Bet ten tik atspindys turbūt, tai aišku. Be einant iš baseino pasiėmėm valgyti
vaflį tokį su sūriu visai skaniai suvalgėm, vakarienė tokia mūsų buvo. Ir viskas, dabar yra 7:30, planam dar išeit pasitrint po rajonėlį, bet tikrai never tokį orą. Taip kad šiandien tiek, buvo labai daug baseino, dalis varžybų. Ir rytoj laukia vėl tas pats. Rytoj 3 metrų varžybos šokinėja mama, aš ir Džonyto ir Virginija, irgi iš mūsų komandos. Tai bus dar daugiau šuolių negu buvo šiandien. Bet kokiu atveju, ačiū labai, kad žiūrėjot, nepamirškite pafollowinti kanalą, spausti like ir susitiksime rytoj. Ate! Aš su jumis atsisveikinau, bet prisijungiu dar kartą. Mes gulėjom, čilinom ir aš atsikėliau iš lovos, pasižiūrėjau žemyn ir pamačiau štai ką. Pridėjau video ką tik ir iš karto nuėjom į apačią, pasikvietėm tą, pradėjom aiškintis. Vienu žodžiu... Apgraužė šokoladą. Tokių šokoladinių traškučių turim rūtos ir vienas buvo šalia nukritęs, bet jis nukrito Ai, ten šokoladą apvalgė? Baltas likęs tiktais. Ok. Vienu žodžiu, tai vat matėt, kad buvo kažkokie vabaliukai, mes neįsivaizduojam, kas ten yra. Bandėm googlinti, bet metas skirtingus, tai dėl to nieko nekomentuojam, nieko nesakom, kas čia, kur čia. Vienu žodžiu, ginčinomės, gražiuoju, bet ginčiomės. Ok, sako, aš jums duodu kitą kambarį. Jeigu rytoj vėl bus tas pats, ten jeigu netiks tralelė tapale, nu tai tada su bosu, išviesim jums bosą ir galėsit aiškintis. Tai va dabar taip atrodo mūsų naujas kambarys, 602 upgrade'as, jo, tokia pati mėlyna vonia. Čia viskas taip pat sėkmingai švariai kabutėse. Ir kambarys, jisai čiučiu didesnis. Ir 3 vietų. Didžiausias pliusas, kad yra spinta. Nu tai va, mes be nuotykių niekaip negalim. Patiem juokinga, bet nu ir kaip ir. Aš suprantu, mes suprantam, čia Azija, viskas gerai. Sako, jie pas mus tai normalu, nuostabu. Bet jūs tada negalit per bookingą nuomoti kambarių visiems, jeigu jums tai normalu. Nu tai va, vienu žodžiu. Persikraustėm, dabar einam čiut išsidėliosim, išsimėtysim daiktus, nes šitam kambarį jau buvo viskas išmėtyta, išdėliota ir eisim ilsėtis. Tai va, dabar jau tikrai viskas, reikia maišo, viskas. Einu padėti Mantui, susitiksime rytoj. Ate.